A jūs galvojat, kad Hada turi tik tai mašinom tepalus? Ne, Hada turi ir sunkiai technikai tepalus. For a diesel truck. Tai čia šitas agriculture yra žemės ūkio technika, bet lygiai tokia pati technika su lygiai tokiais pačiais varikliais yra šita heavy duty technika. Nu tai žemės ūkis tai ir yra heavy duty technika. Ir Hada turi seriją for diesel truck arba for farming equipment. Tai yra šitas oil flash, tai yra valiklis viduriams variklio. Čia yra DPF cleaneris, šitą labai pamėgę sunkiasvorių vairuotojai, nes labai gerai išvalo DPF filtrus ir tada dirba čia tas pats. Ir revitalizantas, heavy duty technika. Tai mes paimsime dabar ir panaudosime šitą Total Flush, išvalysim, man reikės jo pusę, nes šiandien 3,5 iki 5 litrų visas buteliukas, tai man užteks pusės tik tai valiklio. Stage 1 revitalizantas ir Hada tepaliukas. Ir pasikeisim filtrus. Supylus Total Flush'ą rekomenduoja, jeigu labai jau variklis ilgai dirbęs ir senas, tai 150-200 km nuvažiuot. Jeigu, kaip mano atveju, 15-20 minučių pabirbint, laisva eiga. Nu, jūsų statymai, kiek apsipilsiu stipriai. Neapsipyliau. Per abu galus. Įtraukiam, įpilam. Tai bonka didumo. Heavy duty. Ne šiaip. Kiek čia nalpetkė. Į sveikatą jūsų heavy duty equipment varikliams. Oi, kaip tyliai dabar dirbs. Kaip ilgai dirbs. Kaip tarnaus ilgai, kaip visi mazgai bus gerai sutepti ir atnaujinti. Filtrai nauji, tepalas naujas, revitalizantas supiltas, tepalo filtras pakeistas. Dabar tiksliai nežinau. Kažkur turėtų būti pompelė. Ar pompelė elektrinė turėtų būti. Pripildyti filtrus reikia. Ai, pompelė.